Sveiki, bičiuliai. Na ką, šiandien buvo video kėlęs, kaip gavau senus, nerestauruotus peilius iš Japonijos, tokius rinktinius. Na ir kažkaip, kai mažas vaikas, neišlaukiau, kai mažas vaikas gavęs saldainį, žinai, ir negali valgyti, tai čia taip pat vis tiek grėbiau vieną pačią šustriausio kalvio Masamoto, Japonijoje šustriausio kalvio yra aukščiausios serijos peiliai, kurie ten labiau nepardavimai buvo iš kartos į kartą perdodami. Tai žodžiu, kosminis peilis. Na ir aišku, padirbėjau. Labai plonai suvedžiau ašmenį, 15 laipsnių pagalandau. Greičiausiai širogamis senasis plienas. Na ir mes turime sprandinės. Pažiūrėkime, kaip ją pjaus. Šiaip šašlykiukus darysim. Matote? Žiūrėkam toliau. Tiek į priekį, tiek atgal. Koks pjūvis. Per riebalas, per nesikį. Nesveikas. Čia tai tikrai. Čia va, kai šefo peilis, sakyčiau, kosmosas. Biškį taukai stabdo jaučiu, nes sprandinė vis tiek riebi. Bet gerai pasidėjau. Pjauna tai kažkas kosmos. Žiauriai. O čia tai didesniais gabaliukais darysiu šašlykiukus, tai per pusę dar. Net nežinau. Aišku, suvedimas daug ką reiškia. Planai suvesta iš galąsto, bet tai pjauna, tai pasakiškai. Net spaust nereikia. Pridedi ir pjauta jau. Pridedi ir pjauta. Žiūrėk. Nu čia šefui tokį peilį. Tai aš nežinau, čia vienas šustriausių peilių. Sakau, nesveikas. Darbui, įsivaizduojat. Pasak. Kaip reikia. O čia peiliukai. O čia tokius peilius reikia įsigyti, tokius restauruoti. O čia kosmosas visam gyvenimui. Jau jie ten nugyvenę, gal ne vieną žmogų, bet jie dar nugyvens. Dar jaučia ne vieną, jeigu tik tai gerai prižiūrėjęs. Čia tai žinai, kad nuostabu tokį peilį. Nuostabu. Žiauriai. Va čia. Žodžiu, kas nori pamatyti, kaip dirba rimtas peilis, atvykit savaitgalį pas mane į mugę. Klaipėdoje greičiausiai per rytoj neprekiausiu, nes rytoj liktai lietų rodo, tai šeštadienį, sekmadienį tik tai, manau. Ir mugėj prie žvejo paminklo, ten kažkur būsiu. Žodžiu, atvykit, galėsit įsibandyti peiliukus, kaip jauna, kaip dirba ir
galėsit įsigyti. Gal ir dabar, kas neturi galimybės rašyti, galima ir šį įsigyti. Arba čia brangu bus, bet tiek nesteigėti pigiai, nes čia kosminiai, tokių nėra. Iki bičiuliai.